Sveiki visi, Rolandas su jumis prieš jūs. Taigi, dėkoju už patiktukus, būtų malonu, kad visgi kas nors nepatingėtų ir išdrįsto parašyti komentarą, ar bent, kas, kur, kaip, kame. Būtų iš tikrųjų maloniau. Gerai, o šiaip, jeigu patinka šitą mano kūrybą, būkit malonus, bent jau perduokit kitiems, kad pabandytų pasižiūrėti. O jeigu tikrai noras bus, tai galima ir parašyti man elektroninį laišką į, sakykime, rolandas.pajūrio@gmail.com. Paprašyti knygos. Ar galėtumėte atsiųsti pilną knygą? Ir prašom, siūsiu. Žinoma, sąlyga bent jau vienintelė yra, kad jeigu patinka, tai perduosit ir kitiems, kuriems patiks. Tai va. Taigi, antra dalis mano kūrybos pasakos, ezoterinės pasakos, tikras sapnas. Pastebėjome, kuomet yra šviesu ir giedra, niekas nebumsi ir būna tylu, ramu ir visi miega. O kai užeina tamsuma, pirmiausia pasigirsta iš apačios tenėjimai, inkštimai, kitokie nemalonūs garsai. Po to girdisi kažkas panašaus pasistumdymus. Kažkur net kažkas panašaus į lojimą ir tai palaipsniui sudaro tokį triukšmą, kad tampa sunku susišnekėti. O kai visi kažkur apačioj nubunda, visai nebesusišneki. Tuomet pajutome pažįstamą dundėjimą iš kažkur toli ir visi su baime prilipome prie langiukų, sužinoti pagaliau, kas kelia tą šiurpą keliantį garsą, nuo kurio net visas bokštas nutyla. Taigi mes visi įsmeigę žvilgsnius, nei nemirkteldami, nekantriai žiopsojam laukdami. Dundėjimas palaipsniui vis stiprėjo, tarsi kažkieno sunkūs žingsniai. Pamatėme lyg keistai judančius, linguojančius medžius. Bet ne, juk medžiai nevaikšto. Kažkas įžiūrėjo akmeninį šlaitą, bet jis per greit keitėsi, taigi žiūrėjom akis išpūtę toliau. Kadangi mes buvome labai aukštai, tai viskas, ką žiūrėjome, buvo apačioje arba žemiau mūsų, nes tiesiai prieš mus ir aukščiau buvo tik debesis danguje. Tik staiga kažkas iš mūsų aiktelėjo, net klykteldamas ir žiūrėdamas net aukščiau nei mes. Jis pabalo ir nekrutėjo akis išpūtęs stebeilindamasis, įrodydamas nekantriai drebančių pirštų į langiuką, bet aukščiau. Mes visi bemaž šoktelėjome prie langų, žvelgdami, kur ten žvelgia persigandęs mūsiškis. Ir, o dievulėliau, mes irgi tai išvydome. Tai buvo kažkas milžiniško, į mus nepanašaus, kuris buvo kaip bokštas didelis. Prieblandoje ryškėjo rūstus, piktas, įtarus, visokiojopai nemalonios būtybės siluetas. Tai priminė kažką panašaus į apverstą kalną, bet dar po minutės vaizdas dar išryškėjo. Tai buvo tarsi milžiniškas trikamienis medis, išrautas su šaknimis ir gulėjęs amžinybę ant lietaus ir vėjo, o dabar tarsi atgyjęs ir einantis link mūsų. Ta būtybė atrodė kaip toks medis, kurio šaknis ant galvos. Jis priminė daug didelių išsidraikiusių plaukų arba daug visokių ragų. Visas jis buvo gana plono sudėjimo ir judėjo panašiai kaip suakmenėjusi plonų siūbuojančių pagalių lėlė. Bet žingsniai buvo tvirti, duslus ir bumbsėjo iš toli. Jis buvo aukštesnis už šitą bokštą. Bokštas jam, lyginant su mumis, buvo kaip mums lygi pažastų, o letenai ištiesus turėtų beveik debesis siekti. Visiems patapo aišku, kad tai jo žingsniai bumbsėjo visais kartais mūsų pasaulyje. O dar jis turėjo ryšulį.
ir priėjęs bokštą atidarė jo stogelį ir buvo aišku, kad jis iškrovė šviežias įsčias, kurių viduje buvo miegantis mūsų broliukai ir sesutės. Jos, kaip supratom, sudėjo į stoginę, kaip kažkada ir mus. Po to kiek tai susikūprinęs pasiėmė rąstą ir pradėjo trankyti bokšto kamieną ir vis stipriau daužydamas jį, kad užriaumojo: dirbkit bepročiai idiotai, kalkit, o jei ne, visus prarysiu ir kitų pasirinksiu, anam svietė jūsų visa galybė. Tuomet jis pro kažkur įkišo savo ilgą, ploną ranką giliai į bokšto apačią ir ištraukė saują kažkokių juodų būtybių, kurios tik savo kūno sudėjimais priminė kažkokią žmogišką tipo būtybės. Taigi, pilna sauja jų jis kėlė iš lėto, kad visi įsižiūrėtų, atsitraukė kelis žingsnius nuo bokšto, kad visi geriau matytų, iškėlė savo leteną su tom juodom būtybėm virš savo galvos ir šiek tiek atsilošęs pradėjo neskubant skleisti savo rankų pirštus, leisdamas tom būtybėm kristi tiesiai jo gerklėn. Nuo ko jis, kaip gyvybės vandens gurkštelės, tarsi atgyjo ir pilnai nubudo. Mes stovėjome ir iš baimės net pamiršę kvėpuoti. Pasisotinęs vėl ėmė daužyti bokštą, tik dabar dar stipriau ir šlykščiu girgžiančiu, kaip besitrinantis pagaliai balsu, piktdžiugiškai žemu dusliu, bet garsiu balsu šūktelėjo: kam dar nusibodo gyventi, ha ha ha. Visus apėmė mirtina baimė, sąstingis, sustabarėjimas ir iš baimės negalėjome nei pajudėti. Ir užteko, kad su piktdžiugiška šypsena ir pašaipa jis tarsi įsmeigė savo žvilgsnį į mus ir girgžiančiu balsu driokstelėjo: pirmyn tinginiai, smirdinčios padugnės pragaro išperos. Kalkit, bumsinkit, dundėkit, mes turim pramušti dugną, prisibelsti į žemės pasaulį ir sunaikinti blogio šaknį. Ką tai reiškia, mes nesupratom. Bet tai nuskambėjo kaip kažkoks šūkis, lozungas, idėja ar dar kas, ir visi, kas girdėjo tai iš baimės, kas iš kvailumo, o kas tuo tikrai patikėjęs, kas girdėjosi iš apačios reakcijų. Vienu metu pasiėmė, kas po ranka pakliuvo, ėmėme kalti, mušti į grindis, sienas ir bet kur, kad tik garsiau skambėtų, dundėtų ir keltų triukšmą. Tas šakalinis milžinas, taip jį vėliau praminėm, išgirdęs triukšmą, paėmė pagalį ir pradėjo ritmingai mušti į bokšto kamieną, duodamas aiškiai suprasti, kaip turi būti bubinamas ritmas. Ir visi vienu ypu vėl pradėjom iš baimės, aklai, nemąstydami bubinti. Bubinau ir aš, iš baimės viską aplinkui pamiršęs. Tačiau tarsi pabudau, kai pamačiau pro langelį tolstantį šakalinį. Matėm jį tolstant, labai savimi patenkinta ir nepastebėjus kalniuko, už jo jisai užkliuvo. Kojos susipynė ir jis visų ūgių su milžinišku dundesiu driokstelėjo žemėn taip, kad ir bokštas sudrebėjo. Visi nuo išgąsčio nuščiuvo akimirkai, bet dar po kelių akimirkų vėl pradėjo buminti, bijodami pakelti akis ir žvilgtelti, kas dedasi, kad nepamatytų šakalinis ir jų nepararytų. Tuo metu mano akis buvo prilipusios prie to vaizdo, o aš prie langelio. Ir bet kuriuo momentu buvau pasiruošęs šokti šalin nuo jo, kad tik manęs nepamatytų šakalinis. Ir pastebėjau, kad kai tik tai jo šakalinės rankos ir kūnas palietė žemę, jį pradėjo krėsti traukuliai, taip lyg kažkas purtytų jį. Ir matėsi, kad jam tai buvo be galo nemalonu, lyg kol jis vėl ant kojų atsistojo. Be to, jis nukrito ir be galo smarkiai sujudėjo viskas, net debesis su dangumi. Ir tuomet
ne debesis su dangumi. Ir tuomet debesise radosi plyšys, pro kurį šviesos pluoštas apšvietė žemės lopą, kuriame buvo ir jo letina. Jis net krūptelėjo, nes kaip supratau, šviesa ją tarytum nusvilino. Ta įsiminiau giliai. Šviesa jam skausminga, o lietimasis rankomis žemės jį krečia. Kai tik jis atsistojo ant kojų, sutrepsėjo kelis kartus, pamosikavo savo mediniam rankam, bjauriai pašūkavo ir šviesos srautas vėl išnyko. Bet neilgam. Tamsa pradėjo šviesti ir šakalinis paskaubomis kiek galėjo greičiau pasislėpė už kalną ir atsigulė. Dangus visai prašvito, debesų neliko ir visi nuvargę mieguisti gulėsi miegoti. Tik keli iš mūsų būrio vis dar kovojo su miegu, stengdamėsi pasisemti šviesos ir permąstydami neužmirštamus įvykius. Tuo tarpu man tai buvo toks didžiulis neįsivaizduojamas sukrėtimas, kad to net nepastebėdamas ir nesuvokdamas pradėjau viską apmąstyti ir analizuoti. Prisiminiau paskutinius įvykius. Vis dar akyse stovėjo tas vaizdas, kada jisai paleidžias į savo gerklę tuos panašius į mus juodulius. Įdomu, kas jie tokie, anksčiau niekad tokių nematėm. Po to prisiminiau visus įvykius nuo pagrobimo. Mesgi esame leidžiami vis žemiau ir žemiau ir dar žemiau, kur nebebus šviesos išvis. Ir tada iš angeliškų šviesos vaikų nejaugi pavirsime į kažkokius tai prasmirdusius pelkių padarus. Ir aš net nustėrau nuo tos minties, kad tos juodos būtybės tai mūsų broliai ir sesės. Vėliau vis dažniau pradėjau pastebėti, kad pradedame užmiršinėti, kas mes esą. Iš kur? Juk mes laisvi Dievo vaikai, nekalbant jau apie kitus svarbius dalykus. Tai dar labiau mane suglumino, reikėjo rimtai kažko imtis, nes ir mums grėsia užmarštis ir juoduma. Šakalinio pasirodymas mane sukrėtė lygi dūšios gilumos. Norėjau šiomis mintimis pasidalinti su kitais, bet jie nepatenkinti tik niurzgėjo ir varė mane šalin. Dar kiek tai pamastęs, nepajutau nei pats kaip užmigau. Vėl pabudino brazdesys, girgždesys, nuo ko dar nespėjus prabusti, pajutau, kaip nuridėjome aukštu žemyn. Ir pradėjus susivokti, kas, kur ir kaip, aiškiai supratom, kad atgal į viršų mes niekada nebepakliūsime. Po dar vieno šakalinio grėsmingo ryjiko pasirodymo, baimės ir bubinimo, mums paišomas ateities scenarijus tapo aiškesnis už aišku. Pastebėjau, kad tiek kiti, tiek aš pats nebešvečiu ir nenorom vykdom šakalinio valią. Ir vėl visi pavargę nuo rutinos, baimės, nežinios ir pastovaus bubinimo sugulę ruošiamės miegoti. Tuomet nusprendžiau ir ryžausi savo apmąstymus paskelbti kitiems. Visiems mūsų aukšte ryžtingai tariau. Šviesos vaikai, mes visi, visose aukštose, visame šitame bokšte esame įkalinti. Visi mes čia iš viso mūsų pasaulio, broliai ir sesės. Ir jei mes nieko nedarysim, tapsime tokiais pat juoduliais kaip apačioje. Ir anksčiau ar vėliau pasotinsime šakalinį. Pasigirdo nedidelis šurmulys ir iš kai kurių mūsų aukšte ir iš kelių apatinių girdėjosi tyli panieka. Šviesos vaikai, tai, kurie negali net šviesti. Verčiau geriau bubinti, pramušti dugną, tai pakliūsime į kitą pasaulį, kur patys būsime valdovais ir valdysim kitus kaip šakalinis. Viską.
ir bus mums pakankamai visko ir mes būsime laisvi. Bet keletas mūsų aukštų vaikų žvilgsnių sakė ką kitą. Ir po keletos akimirkų, kai viskas aprimo, kamputyje susėdę mąstėme. Jeigu mus įkalino, kaip ir kitus virš mūsų jau kalina, tai reiškia žemyn, taip ir toliau, ir toliau, ir taip toliau, kol mes atsidursime apačioje, kur net visi nustiero iš baimės vieno tos minties, kad ir juos pagaus šakalinis ir įmes į savo juodą, bedugnę gerklę. Čia visiems net ašaros akise pasirodė, nors niekada nebuvome ašarų patyrę ar jautę. Savo rojaus pasaulyje mes buvome laimingiausi ir ten nebuvo nieko, kas net iš tolo būtų panašu į žemišką pasaulį ar žemiškus tokius pojūčius, kurie dabar prisiminus mums dūšias spaudė ir kartkartėm šnekėti buvo sunku. Išvada. Pabėgti neina nei per viršų, nei per langiukus. Tad lieka tik susitaikyti su tuo, kad mus žiaurusis šakalinis prarys. Nebent rasime kažkokį kitokį būdą pasprukti. Kai nusileidome dar porą aukštų, pamatėme dar vieną šakalinio pasirodymą ir savo būrelio ratukėje susėdome pagaliau rasti išeitį iš šito siaubo bokšto. Kelis kart viską permastėme, nieko naujo. Jau nei vilties nebeliko. Atsisėdom nugarai į sieną ir pažvelgiau iš šio jau kito aukšto vidurį, kur buvo didelė apvali skylė. Ir nors visi bijojom artintis prie jos, bet susižvalgiam ir nusprendėm ryžtis ir apžvelgti, kas yra apačioje. Nemalonus tvaikas, prie kurio mes jau buvome pripratę ir beveik nebeužuodėme, atsigulus ant pilvo ir prišliaužus ir įkišus galvą iki akių, kad matytumėm. Pajutome tokią tvaiką iš apačios, kad net pasidarė negera. Todėl greitai atsitraukėme nuo jos, neįžiūrėję, kas kur tenais buvo. Bet susisgribę, kad nieko nepamatėm, nors po truputį pasiryžom žvilgtelti. O kad nebūtų taip šlikštu, nusprendėm žvelgti po vieną trumpais tarpsniais. Kai žvilgteli, atsitraukęs visiems papasakoji, ką pastebėjęs. Ir toliau kiti paeiliui. Mintis mums visiems patiko ir mes pradėjome. Vienas po kito mes išsiaiškinome, kad esam labai aukštai. Ir kuo toliau žemyn, tuo tamsesnė ir platesnė bedugnė. O mūsų broliai ir sesės, kaip supratom, tikrai virsta vis bjauresniais juoduliais. Apatiniai pamatė, nors lašelį švytėjimo viršuje, labai bambėdavo, zirzdavo, nirgzdavo ir kitaip rodė savo nepasitenkinimą. O dar žemiau girdėjusi neapykantą ir prašymą numesti ką nors iš biškį šviečiančių, kad patys galėtų nuo jų sklindančią šviesą pasisotinti. Jie jau bijojo šviesos, jiem ji buvo skausminga. Taip, kaip neaprakusiam šunyčiam. Bet taip pat apačios tolumoj pamatėm tamsoje lyg tai melsvą švytėjimą. Tačiau jis buvo labai silpnas ir vos apšvietė apatinius aukštus, kad buvo galima žiūrėti, kas ten dedasi. Ir iš pokalbių, nuotrupų ir juodųjų elgesio supratom, kad tai tikrai bedugnė ar kažkas panašaus. Viską susumavus liko nuspręsti. Ar virsti dvokiančiam, prasmirdusiam pabaisom ir atsidurti šakalinio gerklėje, ar visgi leistis visų greičių žemyn, kur gali būti išėjimas ar išeitis. Juk kaip bebūtų, mes esam nežemiškame pasaulyje ir čia viskas kitaip.
Nė nepastebėjom, kaip miegas dingo, nors lašelis saulės per langiukus užpildė nedaug. Bet to pakako, kad išlikti budriems. Nuovargis jautėsi, bet apie jį nebuvo kada galvoti. Mums tylomis, bet karštai, bediskutuojant ir aptarinėjant galimybės, nė nepamatėme, kai pradeda kauptis debesis. Vėl pareina sutemos. Tolumoje jau tamsa. Kartu su jais keliasi šakalinis iš už kalno. Atsistojęs ir iškėlęs galvą, jis pakėlė savo ilgą leteną ir įkišo giliai gerklę. Iš ten kažką juodo ištraukęs, nuteškė žemėn ir gerai nusispjovęs, lėtai pasisuko į mūsų bokštą ir pradėjo eiti. Ir su pirmais jo žingsnių dundėjimais mes kaip vandens iš giedro dangaus gavę, sustingom akimirkai nutilę. Staigiai prišokę prie langelių pamatėm ryžtingai einantį šakalinį link bokšto. Ir iš jo nusiteikimo buvo aišku, kad jis jau alkanas ir geruoju tai nesibaigs. Piktu, alkanu ir negailestingu žvilgsniu jis eidamas nužvelgia bokštą ir jo žvilgsnis aiškiai įstrigo į mus. Akis išpūtusius, išsigandusius vaikus. Erdvėj pajutome jo pyktį, pamačius mus. Negana to, kad kažkas ne tik nemiega, bet ir stebi. O gal ir rezga kažką. Todėl toliau pagreitino žingsnius. Šiam kartui tiek. Iš jūsų patiktukai, komentarai. Rašykit Rolandas iš Pajūrio @gmail.com. Šiam kartui tiek. Iki.